kiek tai reikėtų, aš ateisiu Lietuvą ir mes Lietuvos nepakeisim, mes tų vaikų neišgydysim, bet mes kažkiek palengvinsim tų vaikų dalį. Ir galbūt tos pusantro mėnesio, kai mes eidami skleidžiam tą šilumą, tos Lietuvos bendruomenės taps šiek tiek artimesnės, ko labai šiandien trūksta. Šiandien žmogus nuo žmogaus labai tolsta. Šiandieną vertybės, kurios buvo prieš 15 metų, jos yra kažkur labai toli. Šiandien mes skubame, norim būti pirmi, norim būti lyderiais, dažnai užmirštame atsiprašyti, dažnai užmirštame pasakyti ačiū. Elementarius dalykus. Tai aš noriu tikėti, kad tokie visi tai šilti kaip šiandien čia pas jūs, mus visus taip suartina. Ir labai prašau iš jūsų visų, dažnas turit Facebook'o profilį, pas mus yra daug sukurtų banerių, dalinkitės tą žinią, aukokit. Tie 3 eurai yra mums kavos puodelis. Kas mums draudžia juos sakyti tos pusantro mėnesio? Aš aukoju ryte, aukoju per pietus, skambinu ir vakare. Nes aš žinau, tai įranga yra mums. Mes neaukojam kažkur ten užsienį ar panašiai. Ta įranga bus klinikose. Ir mes niekada nežinom, ko aš niekam nelinkėčiau. Galbūt tos lovytės, niekam nelinkiu, bet galbūt tos lovytės prireiks mūsų artimai. Ką aš noriu pasakyti.